Tai apie ką šita laida? Turbūt jau uždavėte savo klausimą jūs. Šitą pradžiamokslį aš žinau. Tai laida apie Orbaną, kaip aš ir minėjau. O jeigu rimčiau, tokia liberali demokratija, jinai suklestėjo po skaudžių 20-ojo amžiaus išgyvenimų Europoje. Mes turėjom demokratiškai išrinktus į valdžią Hitlerį, Musolinį Italijoje, mes išgyvenome fašizmą, mes išgyvenome nacionalsocializmą, mes išgyvenome komunizmą, netgi prisiminkit daugelį valstybių, į kurias komunistai veržėsi, tai irgi buvo sufabrikuota kaip demokratinis veiksmas. Mes turėjome holodomorą Ukrainoje, mes turėjome Antrą pasaulinį karą, holokaustą, trėmimus Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse. Mes turėjome šaltąjį karą su visomis revoliucijomis nepavykusiomis Budapešte, Čekijos pavasaris, mes turėjome Romą Kalantą. Taigi, kai šaltasis karas baigėsi, kai Sovietų sąjunga subyrėjo, atrodė, kad dabar tai jau įsigalės liberali demokratija. Bet šiandien Švedijoje žmonės bijo vakare išeiti į gatvę, nes kiekvieną savaitę ten įvyksta gaujų tarpusavio santykių aiškinimasis ne susišaudymų būdu, bet sprogdinimų būdu. Mes turime didelį skurdą vis dar Europos Sąjungoje. Taip, nepatikėsite, bet pagal Europos komisijos duomenis, kas 5. Europos Sąjungos pilietis susiduria su skurdo rizika. Ir tai yra ne tik Lietuvoje, bet tai yra ir Vokietijoje, Prancūzijoje, netgi turtingajame Liuksemburge. Taigi, ekonominė nelygybė yra vis dar čia ir jinai vis dar yra gaji. Mes turime trinamą Europos tapatybę, mes nebežinome, ar galima švęsti kalėdas, ar tai įžeis tikinčiųjų jausmus, kaip buvo pasakyta mūsų dabartinės socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės, kai ta ministerija tiesiog nusprendė nešvęsti kalėdų. Mes turime atvykstančius čia milijonais žmonės iš Afrikos ir Azijos, pirmą juos įsileidžiame, o paskui galvojame, palaukit, o ką mes dabar, kaip mes jiem galime padėti ir kaip čia gaunasi, kad mūsų ES siena yra neapsaugota. Mes iš pradžių išsigąstame, kad Vengrija stato tvorą aplink savo sienas, bet dabar jau tą darėme mes, tą daro Suomiai ir ES, kuri iš pradžių kritikavo Vengriją, dabar jau finansuoja tas galimybės. Taip kad iš tikrųjų liberali demokratija susiduria su iššūkiais. Ir natūralu, kad atsiranda tos demokratijos kritikų, tokių kaip Viktoras Orbanas, tokių kaip aš, tokių kaip Italijos broliai Italijoje, tokių kaip Suomių partija Suomijoje, tokių kaip Teisė ir teisingumas Lenkijoje. Bet, dėmesio, labai svarbus dalykas, tai nėra liberalios demokratijos žudikai. Tai yra liberalios demokratijos kritikai. Taigi, tokios partijos, kurios veikia kaip liberalios demokratijos kritikės, turi pilną teisę egzistuoti, kadangi rinkėjai to nori ir pakankamai didelė rinkėjų dalis. Tačiau, kodėl aš iš taip toli pradėjau nuo Viktoro Orbano? Lygiai taip, kaip liberalioje demokratijoje egzistuoja 3 pagundos, kurioms dažniausiai pasiduoda liberalios jėgos, lygiai taip egzistuoja 3, sakykime, gundimai, kuriems pasiduoda liberalios demokratijos kritikai. Ir pirmasis tas gundimas yra sakyti, kad tu esi prieš liberalią demokratiją. Arba, kaip 2014 metais pareiškė Viktoras Orbanas, jūs tą žinote, nes jūs žiūrite laidą Surplys ir Gaublys ir apie tai jau kalbėjome. 2014 metais Viktoras Orbanas pareiškė, kad jis įgyvendins neliberalią demokratiją. Tai čia mano galva yra baisiausia viešųjų ryšių klaida, arba tiesiog pokštas, arba tiesiog nesupratimas, ką tu kalbi, nes, kaip jau minėjau, liberali demokratija nėra liberalų demokratija. Liberali demokratija tiesiog yra toksai
politologinis terminas, kuris sako, kad jūs esate už demokratiją, kurioje laisvi sąžiningi rinkimai, kurioje gerbiamos žmogaus teisės, kurioje galioja teisės viršenybė tiek valstybių viduje, tiek ir tarptautinė teisė, ir kurioje veikia valdžių kontrolės mechanizmas. Dar kartą pasikartosiu, mes šventai gerbėme šitas vertybės, mes už jas kovojame Baltijos kelyje sausio 13, mes už jas galime numirti, nes matome ir prisimename dar alternatyvą 30 km nuo Lietuvos sienų. Tai sakyti, kad tu įgyvendinsi neliberalią demokratiją, yra tiesiog nevykęs pokštas. Natūralu, aišku, kad tai iššaukia milžinišką kritiką, tai iššaukia milžinišką pasityčiojimo bangą ir galiu tiesiog pasakyti, kad tai yra Viktoro Orbano pasakymas. Jokia kita save gerbianti vakarų partija, išrinkta į valdžią demokratiniu būdu, tikrai nepasakys, kad jinai nori panaikinti liberalią demokratiją. Taip jinai kovoja prieš liberalizmą. Taip jinai kovoja prieš liberalus ir ypač libertarus, kurie iš vis nebežino, kur baigėsi žmogaus teisės ir laisvės. Bet jinai nėra prieš liberaliąją demokratiją, kurie didžiuojasi vakarų pasaulis. Antrasis gundymas, kuriam gali pasiduoti liberalios demokratijos kritikai, bent jau Viktoras Orbanas, tai yra realiai bandyti panaikinti liberalią demokratiją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu savo šalyje pradedi kištis į rinkimus ir bandyti juos fabrikuoti, kad išliktum valdžioje. Tai reiškia, kad tu sunaikini nepriklausomą žiniasklaidą. Tai reiškia, kad tu pradedi savo oponentus kišti į kalėjimus ir taip toliau. Nesakau, kad tą daro Viktoras Orbanas, bet tai yra tiesiog pagunda, kuriai labai stipriai reikia atsispirti. Dar kartą kartoju, liberali demokratija puikiai užtikrina valdžių pasikeitimo principą. Ta mes matėme Suomijoje ir Švedijoje, kur eilę metų valdė kairieji, tačiau dabar į valdžią atėjo tokie gana rimti dešinieji. Ta mes matėme neseniai Nyderlanduose, kur vėlgi po dešimtmečius trukusio liberalų valdymo į valdžią atėjo tie patys Gerto Vilderso dešinieji, apie kuriuos jau kalbėjom. Ta mes matėme dabar Lenkijoje, tą mes galbūt kažkada pamatysime ir kitur. Taigi nereikia baimintis, kad tu liberalioje demokratijoje rinkimuose neturi šansų. Yra daug žmonių, kurie gali tavim patikėti ir ateidami rinkimus, prabalsuodami, nutiesti tau kelią į valdžią. Tikrai nereikia griauti kertinių liberalios demokratijos pamatų. Ir, mielieji, pateiksiu tokį pavyzdį. Mes tikrai daug Lietuvoje pastaraisiais metais diskutuojame apie LGBTQ+ arba homoseksualių asmenų teisę į partnerystę. Kaip žinote, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kuriai aš atstovauju, labai uoliai Seime prieš tai protestuoja, nebalsuoja ir taip išreiškiame savo įsitikinimus. Mes galim diskutuoti apie tai iki nukritimo. Mes galime rinktis informaciją ir, pateikti vis naujų argumentų, kodėl nepritarėme partnerystiai, tos pačios lyties asmenų partnerystiai. Bet mes tikrai nenorime, nesiekiame sukišti į kalėjimą kitaip mąstančių. Jokių būdų. Štai čia jums yra pavyzdys, kaip galima liberalioje demokratijoje veikti, negriaunant liberalios demokratijos pamatų. Taip galbūt aš manau, kad liberali demokratija turi ydų arba netgi serga, žiūrint į tai, kas veikia Europoje, kas vyksta Europoje ir apie ką aš jau pakalbėjau, bet aš tikrai nemanau, kad ją reikia nužudyti. Aš tikrai manau, kad ją reikia koreguoti, taisyti, apie tai diskutuokime, bet jokių būdų mes negalime eiti Putino ar Lukašenkos keliu. Taigi nepasiduokim antrajam gundimui žudyti liberalią demokratiją kaip tokią. Ir čia
dar noriu atkreipti dėmesį į vieną niuansą. Labai dažnai, arba dažnai liberalios demokratijos kritikams kyla pagunda kovoti ir prieš globalizaciją, ir prieš 4 pramonės revoliuciją. Dar galima įsivardinti asmenis, kurie už tai atsakingi. Tai, tarkim, filantropas Džordžas Sorošas arba Bilas Geitsas, Microsoft įkūrėjas. Ta padarė sėkmingai Viktoras Orbanas Vengrijoje. Džordžas Sorošas, kuris yra vengras pagal kilmę, finansavo jo politinį iškilimą, tačiau kažkuriuo metu įvyko trumpas jungimas ir dabar Džordžas Sorošas yra simbolinis didžiausias Orbano priešas, kuris įkūnija globalizaciją ir visas blogybės, kurias Orbanas priskiria tai globalizacijai. Dėl to Viktoras Orbanas bandė uždaryti Sorošo finansuojamą Vidurio Europos universitetą Budapešte. Ir tik tai dėl didžiulių protestų gatvėse jisai nesiryžo to padaryti. Tai noriu tik pasakyti, kad faktas, globalizacija, greitėjantis pasaulis, korporacijos, kurios vis didėja, taip jau yra, 4 pramonės revoliucija sukuria savo iššūkių. Mes dabar matome ateinantį dirbtinį intelektą, kuris iš vis neaišku, kaip paveiks mūsų gyvenimą, mūsų darbo sąlygas ir taip toliau. Bet tam ir yra politikai, kad ieškotų, kaip sumažinti rizikas ir kaip gauti daugiausiai naudos iš tų technologinių inovacijų, kurios į mūsų gyvenimą tiesiog veržiasi. Bet sakyti, kad globalizacija ar 4 pramonės revoliucija yra blogis, tai tas pats, kas skristi lėktuvu ir sakyti, kad blogai, kad jis skrenda. Arba naudotis Windows'ais kompiuteryje ir pykti, kad Bilas Geitsas juos sukūrė. Tai jeigu jūs naudojatės mobiliu telefonu, jeigu jūs turite automobilį, kuris jau stabdo, kai artėja kliūtis, jeigu jūs apsiperkate internetinėse parduotuvėse, jūs esate globalizacijos ir 4 pramonės revoliucijos dalis. Piktintis dėl to, kas jūs esate, kame jūs esate, kuo jūs naudojatės, nežinau, galima, bet galbūt geriau koncentruotis į ydas, kurias galima taisyti, žiūrėti, kad tos visos technologijos nesunaikintų žmogaus kaip svarbiausio visų dalykų objekto svarbos. Bet, tiek nereikia bandyti sunaikinti globalizaciją. Ir trečiasis gundymas, kuriam gali pasiduoti liberalios demokratijos kritikai, yra, kuo jie dažnai ir kaltinami beje, pradėti garbinti Putiną. Arba Kinijos režimą, arba tą patį Lukašenką, nes jie tai stiprus mačo, jie sutvarkys vakarus ir globalizaciją, ir Sorošą, ir Geitsą visus kartu. Atkreipsiu dėmesį, kad ko gero Europoje yra tik vienas toks bičiulis, tai yra tas pats Viktoras Orbanas, kuris glėbesčiuojasi su Putinu, net ir vykstant karui, kuris blokuoja paramą Europos Sąjungos paramą Ukrainai. Bet šiaip jau pasižiūrėkite balsavimą, kai Europos vadovų taryba sprendė, ar finansuoti Ukrainą, ar toliau ją remti, tai 26-1. 26 yra tvirtai už. Net ir tas pats Slovakijos premjeras Robertas Fico, kuris buvo baiminamasi, kad stabdys Europos Sąjungos paramą. Nieko panašaus. Tai dar kartą noriu priminti, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kuri dažnai irgi yra krikštėjama proputiniška, vatininkais ten ir taip toliau, ta partija buvo pirmoji, kuri pasiekė 2 procentų įsipareigojimą krašto gynybai. Mes tą padarėme. Mūsų partija sukūrė vyriausybinę komisiją, kuri prižiūri, kad nedraugiškos investicijos neateitų į Lietuvos strateginius sektorius. Valstiečiai tą sukūrė. Tai kartais tiesiog reikia žiūrėti darbus, o ne į etiketes, kuriomis apklijuoja įvairūs neišmanėliai arba įvairūs oponentai. Pažiūrėkime tą pačią Lenkiją. Taip, prieš praeitais metais įvykusius rinkimus valdančioji partija šiek tiek slystelėjo, susipykusi viešai su Ukraina ir pradėjusi ten, kalbėti apie tai, kad mes nebetieksime paramos, bet žiūrėkime į darbus. Lenkai buvo ta valstybė, kurios pečiai atlaikė visą Ukrainos pabėgėlių srautą, nes jie per Lenkiją važiuodavo ir ten aš mačiau, kaip jos sutinka, pamaitina, pašildo ir paskui išsiunčia į kitas ES valstybės, jeigu aišku jie nori išvykti.
Lenkijos buvęs premjeras Mateušas Moravieckis buvo tas, kuris iš principo išmušė iš Vokietijos taip vadinamą leopardų tankų koaliciją. Ir taip toliau ir panašiai. Jeigu mes pažiūrėtume į Italiją, ten, kur neseniai į valdžią atėjo Italijos broliai, tai visa Europa baiminosi, kad tai bus visiškai prorusiška vyriausybė, nieko panašaus. Giorgia Meloni, kuri yra Italijos premjerė atstovaujanti šiai partijai, dabar yra vienas garsiausių balsų, kad Europa negali pavargti, kai vyksta karas Ukrainai. Taip kad, kartais pasižiūrėkime, ką mes klijuojame etiketes ir pasižiūrėkime ne į žodžius, arba tuo labiau ne į kažkokias insinuacijas, kad ne taip atrodo žmogus arba yra ne tų politinių pažiūrų, bet į darbus. Ką ta politinė jėga atėjusi į valdžią realiai padaro. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kaip ir kitos Europos partijos, pasisakančios už krikščioniškasias demokratijos ir tradicinės vertybės, kritikuoja ne liberalią demokratiją, bet liberalus toje liberalioje demokratijoje. Ir aš po šiai dienai esu giliai įsitikinęs, kad Viktoras Orbanas spaudžia ranką Putinui ir kritikuoja Ukrainą ne dėl to, kad jisai norėtų savo šalyje įvesti putinišką demokratiją. Ne. Jisai tiesiog mėgsta pigias rusiškas dujas ir pigią naftą. Jisai labai mėgsta ES milijardus, kurie dabar užšaldyti dėl to, kad Vengrija nesilaikė teisės viršenybės principo. Ir jisai turbūt giliai širdyje netiki, kad Ukraina gali laimėti. Aš manyčiau, kad tos trys priežastys verčia jį atrodyti taip, kaip dabar jisai atrodo, vienas Pilypas iš kanapių. Bet esu giliai įsitikinęs, kad nei Orbanas, nei joks panašus į jį Europos valstybės vadovas, nei vienas racionaliai mąstantis liberalios demokratijos kritikas nenorėtų ir nekovotų, neinvestuotų, kad ES valstybėje rastųsi tokia demokratija kaip Maskvoje arba kaip Minske, kur tiesiog, pasikartosiu, už menkiausią pasipriešinimą arba kritiką valdžiai tu gali atsisėsti į kalėjimą, kur, tu tiesiog gali iškristi per langą arba dingti. Mes šitos dalykus atsimenam, mes gyvename sovietmetyje. Tai tikrai nėra taip, kad liberalios demokratijos kritikai yra Putino fanai. Bet kaip taip nutinka, kad ypač liberalios jėgos kritikuoja liberalios demokratijos kritikus dėl meilės Putinui? Manau, kad tai yra absurdas ir paradoksas. Ir ypač absurdiška yra tai, kad ašis, ant kurios bandoma mauti tą vatniko arba Putino gerbėjo etiketę, yra krikščioniškos demokratijos ir tradicinės vertybės. Tai jeigu jūs manote, kad tokia partija kaip Lietuvos valstiečiai ar žalieji, arba Teisės ir teisingumas Lenkijoje, arba Italijos broliai Italijoje yra proputiniški, nes yra už krikščioniškos demokratijos ir tradicinės vertybės, sveikinu, jūs esate tikroji eilinė Putino propagandos auka, nes būtent tai Putino propagandos aparatas ir bando jum įrodyti. O kaip yra iš tikrųjų? Krikščioniškoji demokratija šventai gina individo laisvę. Žmogus yra Dievo kūrinys ir netgi Dievas nesikiša, jeigu žmogus priiminėja savo sprendimus. Mes tuo šventai tikime ir to laikomės politikoje. Putino krikščioniškosios vertybės pasireiškia tuo, kad kiekvienas, kuris mąstos kitaip negu sistema, kuris elgiasi kitaip negu sistema, baigia kalėjime. Štai jums ir visa krikščioniškoji demokratija. Putinas nesupranta, kas yra krikščioniškoji demokratija. Tik tai pasiskolino terminą, taip kaip kažkada mes Gariūnuose galėdavome nusipirkti ne Panasoniką originalų, bet Panasonicsą. Atrodė netgi gal kiečiau negu Panasonikas, bet grojo šudinai. Dar vienas dalykas. Krikščioniškoji demokratija pasisako už religijos
sąžinės ir kitas laisvės. Krikščioniškos demokratijos šalyse bažnyčia ir valstybė yra atskirtos, bet tai bažnyčia atsiskyrė nuo valstybės, pasakydama, kad jinai nesikiš į politiką, nes kas Dievo Dievui, kas Ciesoriaus Ciesoriui. Rusijoje bažnyčia yra visiška Putino tarnaitė, kai kurie popai yra KGB agentai, na ir bažnyčia laimina karą prieš kitus krikščionis ir atleidžia kunigus, kurie prieštarauja tokiai pozicijai. Krikščioniškoji demokratija, jeigu norite žinoti, yra už taisyklės ir už įstatymų viršenybę. Jėzus Biblijoje keletoje vietų labai ščyrai, pasakysiu taip tarmiškai, laikosi taisyklių. Ne kartą jis yra pasakęs, kad ne vienas žodis neišnyks iš įstatymų, viskas išsipildys. Taigi, krikščionybė perdavė tą pagarbą teisės viršenybei liberaliai demokratijai. Ką reiškia teisės viršenybė Putino Rusijoje, mes matome iš rinkimų, kuriuos jis laimė jau kažkelintą kartą su ten tokiu didžiuliu procentų, kad neįmanoma tokio surinkti. Mes matome, kad nėra jokių protestų, nes visi bijo cyptelti. Mes matome, kaip Putinas laikosi tarptautinės teisės, eidamas ginti rusų, kur tik tai jisai užsigeidžia. Paskutinis atvejis, aišku, yra Ukrainoje. Taigi ir šitoje vietoje nieko bendro tarp Putino ir krikščioniškosios demokratijos ar krikščionybės apskritai. Dabar kalbant apie tradicinės vertybės, jeigu norite, tai vėlgi kalba žmogaus, papročiai, tradicijos. Mes liberalioje demokratijoje dėl jų galime ginčytis, mes jas puoselėjame, mes į jas investuojame, mes jas saugome. Rusijoje tradicinių vertybių gynimas irgi vyksta per kalėjimą, perauklėjant. Jeigu tu netelpi į kažkokį tai krūpalių, tai tavęs laukia kalėjimas. Taip kad, gerbiamieji, Putino krikščionybė ir tradicinės vertybės su vakarų krikščioniškąja demokratija ir tradicinėmis vertybėmis turi bendro tiek kaip, Žigulį mašina, kuri buvo pavogta, nukopijuota, nuplagijuota nuo Fiat automobilio. Vėlgi, atrodo panašiai, bet ne tas. Ir manyti, kad yra vakarų civilizacijoje, liberalios demokratijos šalyse tokios štai putiniškos nuostatos gerbėjų, tai yra tas pats, kas manyti, kad kažkas mūsų šalyse garbina vagį, plagiatorių ir šiaip jau nelabai sėkmingą plagiatorių. Taip, yra tokių partijų kaip Alternatyva Vokietijoje, kurie yra finansuojami Putino ir to neslėpia. Tai čia yra kitas dalykas, bet tai nieko bendro neturi su vertybinėmis nuostatomis. Tiesiog Putinas nesėkmingai pabandęs yra pavogti mūsų krikščioniškosios demokratijos ir tradicinių vertybių idealus ir tada jau pardavinėti mums vogtą prekę. Man labai gaila, jeigu kažkas ant to pasimauna ir liberalios demokratijos kritikus ES valstybėse kaltina proputiniškumu vien dėl to, kad jie gina krikščioniškosios demokratijos arba tradicinės vertybės. Laida baigta. Laukiu komentarų.